Labas vėliai, sveiki atvykę į naują video. Mes dabar su Vaida esame oro uoste ir turbūt, kaip žinot, iš mano paskutinių video, aš jau minėjau, mes vykstam į Balį. Nekantraujam, štai Vaidos kelioninė kepurė atostoginė. Aš neturėjau ne kepurės skrybelė, aš jos nepasėmiau, mes dabar man štai sudaužėm proseko ir įdomaus video serijų žiūrėjimo. Na tai va, dabar jau atvykom į savo hotelį, jisai vadinasi The Frog Stay. Atvažiavom ir čia labai smagu, žinokit, $7. Žodžiu, va toks va kambariukas, mes su Vaidulė sėdim, Vaida ką tik prie interneto prisijungė. Kambariukas, tokios lovytės, tenai dušas, viskas. Ir tokia labai čia didelė, smagi, tokia kaip didelė vila, tokia bendrabutinė, galiu pavadinti. Žodžiu, kainuoja $13 ar $14, tai po $7 kiekvienai nakčiai, duoda dar po vandens buteliuką ir dar toj pusryčiai bus nemokami. Tai eisime miegot, nes iš tikrųjų Sidnėjuje jau dabar yra 2 valandos nakties, po 2 nakties, tai man jau vidinis laikrodukas jau man net, toksai, kaip norisi miego. Rytoj ryte jau važiuosim į Nusa Penida, tai iš čia, į Nusa Penida tai yra sala ir mes iš čia kartu su viešbučio tenai turbūt savininkais susitarėm, kad jie padarys nuolaidėlį ir tada bus kainuos, aš jau čia viską verčiu iš karto į dolerius, tai kainuos apie $50 pirmyn atgal. Tai mes tenai nuvažiuosim ir mūsų keltų plukdins ir paskui kitą dieną grįšim. Tai žodžiu, tokios takelės ir iš tikrųjų, kai tik išlipi iš oro uosto, tai tenai pripuola iš karto kaip skeriai visi tenai taksistai. Ir tikinėja tave, aš tavęs laukiu, einam, sako, tik čia, aš tavęs laukiu. Ir tai reikia tenai nuo jų bėgti kuo greičiau. Ir paskui mes susiradom, viena moteris buvo pasiūlėm Grab, vadinasi, appas toksai. Ir per tą appą čia galim užsakinėti viską, ten taksus, galim užsakinėti maistą ir panašiai, tik maisto dar nieko mes nesisakėm, tai nežinau kaip čia kas, bet taksi užsisakėm mes per tą appą. Tai, bet buvo blogas prieš 4 parodytas mūsų hotelio, tai turėjom truputį daugiau pamokėti, nes paskui mus kitur turėjo dar nuvežti. Bet nieko, tas malonus visai, bet žodžiu pasirodė dar reikėjo, kad mokėti $8 išvažiuojant iš oro uosto. Tai nežinau, čia sako Vaida, taip dar nebūdavo. Tai nežinau, čia mums prirašė tik tai specialiai, jie ten tuos papildomus $8, kad reikia sumokėti, nes ten davėm kažkokius lapukus. Tai turbūt, kai važiuoji paimti žmonės, kainuoja $8. Tai jie sako, kadangi jūs išvažiuojate iš oro uosto, jums reikia $8 sumokėti. Galvoju, ne. Dėl to, kad tu taksistas, kad tu su mašina atvažiavai, čia tau reikia tos pinigus mokėti. Nu, bet žodžiu, sumokėjom, tai viskas gerai. Tai dabar eisime miegoti, ilsėtis ir rytoj nauja diena. Ir parodysiu daugiau truputį, kaip čia atrodo visas šitas hoteliukas, tai rytoj viską nufilmuosiu ryte. Ir buvo labai ciucikas, fainas, apačioj mažiukas, toksai visiškai vos neužmynė, o šio toksai gulėjo kaip žaisliukas. Na, žodžiu, tai man pačiai irgi nekantru pasižiūrėti kaip kas. Dar važiavam su taksi ir aš sėdžiu ir visur dairaus ir sakau, Vaida, man čia kaip įdomu, aš net negaliu akių atitraukti. Naktis, tamsu, net šviesos parduotuvėse nešviečia. Bet matosi, kad ten durys atidarytos ir dirba parduotuvė, ar ten valgykla kažkokia, ten maistą gamina maistą gatvėse, benziną pardavinė. Sako, Vaida, tas benzinas dažnai būna skiestas ir panašiai. Tai dar palaukit, mūsų dar laukia kelionės su motoroleriais čia. Nu, žodžiu, atostogos turėtų būti nuostabios ir man labai patinka tokios adventures, visokie nuotykiai ir turėtų tikrai būti labai smagu. Bet prieisim ir prie etapo, kada mes jau apsistosim viloje, kurią mes laimėjom. Apsistosim viloje ir tada galbūt ten bus jau šiek tiek atsipalaidavimo daugiau. O iki tol tai reikia visur važiuoti, žiūrėti. Na gerai, kol kas tiek įspūdžių ir susitiksim rytoj ryte. Labas rytas. Girdit, atsikėlėm su gaidžiais. Iš tikrųjų dabar yra 6 ryto, jau prašvitę, Vaida vis dar miega, o aš noriu pasidaryti savo 100 atsispaudimų, 100 pritupimų ir 100 atsilinkimų. Iš tikrųjų sportavau visą savaitę prieš tai aš nesijaudinu dėl didelės treniruotės šiandien, didesnę pasidaryti galėsiu rytoj ar poryt, bet kasdieną turiu pasidaryti po 100 štai tokių pratimų. O, parodysiu kokį įdomų reikalą čia. Iš tikrųjų labai smagus hoteliukas, tai jau parodysiu, ką pamačiau.
did 100 of everything. Tai va, aš taip atrodau po 100 visko. Ir sakiau, ai, man užteks 100 atsispaudimų, 100 šuoliukų su pritūpimu ir 100 atsirinkimų. Ta prasme, čia labai gerai treniruoti, ypatingai kai laukia dar toksai dušnumas. Ir va, visą paprakaitų, nuo galvos iki kojų. Super. Na ką, einu maudytis ir pasitiksim dieną. Žodžiu, Balyje niekur negalima gerti vandens, nes turėsit balybelį, sako, kad galim pradėti ir viduriuoti, ir vemti ir taip toliau. Tai visur reikia pirkti vandens. Mes labai gerai, kad atvažiavom čia ir pamatėm, kad jie turi ir vandens, mums paruošė ir pusryčiai dar, tai pagalvokit, už $13, vadinasi The Frog Homestay. Tai jeigu bus Balyje, aplankykit ir Vaidas sako, jeigu bus geri pusryčiai, tai iš viso bus maloniai nustebinta, nu tai eisim pasižiūrėti. Tai kaip aš dabar valysiu dantis. Štai, padedu kamerą čia, nes ant kraniuko, todėl kad aš vandens šito nenaudosiu, o šiek tiek. Bet išlapinu su vandeniu. Ir reikia viską irgi šito negalima. Tai aš sakau, o tai kaip maudytis, o tai kaip su maudymus. Sakom, tai maudys, tai nieko. Na va. Ir paskui irgi su to pačiu vandenuku nusiplaut. I make videos, so that's Robert. Thank you so much, that's a beautiful place. Thank you very much. Robert just showed us that beach and market from here. It's like walking distance, it's very close. So we're gonna have to explore it too. Thank you so much. That's beautiful. Okay, thank you. Žiūrėkit, gyvenam tokiai mažytėje Amazonijai. Visokie, štai tokie. Čia yra visai netoli paplūdimys ir turgus. Žiūrėkit, smilkalai čia tokia kaip šventykla. Žiūrėkit, kaip gražu. Yeah, family house. Oh, that's your family. It is a family, you can come here. All right, thank you. Molly. Čia šeimos. Hey, Molly. Hey, Molly. And here's the puppy I told about. O čia šuniukas, kur pasakau. Good morning. Very good. How are you? Va, tai čia šeimos toksai. Visas hotelis, smilkalai. Are you Hinduist? Yeah, temple. Oh, Hindu. Yeah, that's it. The temple there. Čia šventyklos tenai. Taip pat, čia labai gražu. Taip papusryčiavom ir dabar važiuojam į keltą ir važiuosim į Nusapenidą. Žodžiu, mėlyjei, kas lankysitės Balyje, būtinai užsukit į šitą viešbutį. Ir jisai tikrai nėra brangus. Iš tikrųjų dabar yra mūsų tokia kaip ir nuolaida. Todėl, kad dar jie visiškai nauji, bet padarė pusryčius, vakar vakarė mes turėjom vandenuko tenai. Žodžiu, labai malonus aptarnavimas. Mums vyras šiandien ryte sako, žinokit, labai atsargiai su pinigais. Sako, mums reikia pinigų įskiai, sako, būkit labai atsargios. Tai jis sako, aš galiu 10 minučių pas draugą nuvažiuoju ir parvažiuoju geriausią reitą, sako, jums paimsiu. Geriausia iškeitimo valiuta, currency, kaip vadinasi, currency exchange. Kaip čia vadinasi? Nu, žodžiu, tai jisai sėdo ant motorolerio, taigi tik tai nuvažiavo, numiškite pinigus, sako, laikykite saugiai, tik tai ten dana. Sako, norėsite, atvažiuokit, nu, žinokit, aš jums to pafilmuosiu. Nenoriu šnekėti, aš noriu pafilmuoti. Parduotuvėtės. Va štai čia daug kur, kiekvieną kartą būna hindų toksai auka dievams jau. Ar gėlytės, ar kažkiek maisto, kažkokio kiekvieną rytą. Sekam šitą vyruką, mus parodys, kur yra keltas. Va tiek po motorolerių. Materytė maistą pardavinėja. Ir štai čia yra aktyvus ugnikalnis. Dabar turėsim basi eiti
įkelta. O kiek plastiko. Bukas, štai namuojamės Barlišką tucį, pasiemam nuotraukų pridarom, kad žinotume, ar jisai čia įdrekstas, kad mums nepripaišytų pinigų, kad daugiau reikia apmokėti. Ir eisim, važiuosim ieškoti hotelio. Na taip va, mes atvykom į kitą vietą. Sekundėlę. Ir dabar, žodžiu, čia nekreipiai dėmesio, čia ne mūsų, čia, žodžiu, dar biškai patvarkys. Bet pažiūrėkit, koks tai vaizdas. Žodžiu, labai super. Ir, tai su tuciu australišku motoroleriu atvažiavom dabar iki šitos vietos ir dabar pasidėsim daiktus, pasimsim tik vieną kuprinytę ir mausim viską eksplorinti ir, žodžiu, oi, kaip nekantru. Labai smagu. Kol kas tai man aš tik tai aikčioju. Tikrai norėsit grįžti dar ir dar. Norėsiu į Tailandą ir apskritai labai noriu tas trečias pasaulio šalis aplankyti, pajusite visą jų vaibą, visą tą dvasią šalies, jų tradicijas pamatyti ir taip toliau. Nuostabu. Mėlyje, jeigu keliaujate su draugais kažkokiais ar grupėje ir norite visi, va vienas nusiperka tą, kitas nuperka aną ir žodžiu, kad labai lengvai paskaičiuoti jūsų išlaidas, tai yra toksai appas, Splitwise vadinasi. Ir per tą appą mes susimetam viską, ką aš mokėjau ir viską, ką Vaida mokėjo ir appas automatiškai paskaičiuoja visą bendrą sumą ir pasako, kas kam liko kažkiek skolingas. Tai labai yra patogu, tai va dabar mes jį naudojam. Visada sustojam kažkur kažką pamokėję, sustojam, susimetam viską ir paskui jau gale kelionės nereikės skaičiuotis labai daug, žinot, kaip būna ten visokių skaičiavimusi po to, kas ką mokėjo, kas ko nemokėjo, kas ką pamiršo ir panašiai. Važiavom su Vaidulė ir sakom, norim sustoti kažkur pavalgyti, kad būtų gražus vaizdas. Na ir aš jums toj parodysiu šitą vaizdą. Vaidulė valgau gadu, čia yra tokios salotos, o aš valgau niet. Su tempė ir tofu. Tai labai skanu, čia sakė balietiškas, tas patiekalas, jisai šiek tiek yra aštrus. Tai ir tavo aštrus? Nu va, padažai pas supynit sosą, ne? Labai skaniai atrodo. Va, ir prašau, pažiūrėkit, vienintelės mes šitam visam restorane. Iš tikrųjų, mes pačiais ir susisakėm šitą, visą tą restoraną.